Praėjo dar 1 metai ir atgimimo vidurinė mokykla išlydė 61 laidą. Šie 12 metų visų mūsų širdyse išliks kaip patys gražiausi ir nerūpestingiausi jaunystės metai, kurie atnešė ne tik džiaugsmą, žinias, bet ir pirmuosius nusivylimus ir skaudžias gyvenimo pamokas. Skambant paskutiniam skambučiui, sunku užverti mokyklos, kuri per tiek metų tapo antraisiais namais duris, ir atsisveikinti su žmonėmis, kurių akise užaugome. Bet užtenka tų sentimentų, žinome, ko jūs visi čia susirinkote, juk nekantraujate sužinoti, ką jums palieka 61 laida. Sveiki, susirinkome čia, kad būtų paskelbta paskutinė 61 laidos valia. Cituoju. Mes 61 laidos abiturientai, paveikti artėjančių egzaminų baimės ir verčiami tradicijų, padaliname jums sukauptą turtą. Taigi paliekame. Galimybė parkuotis mokyklos kieme, tik veja tausokit, tai direktorės valia. Gėlinėlius prižiūrėkit, neapleiskit ir mylėkit. Gumos daug kramtykit, bet ant takelių nepalikit. Nerūkykit, nesikeikit arba už tvorelės eikit. Nes tėvai sulauks skambučių, zdančiaus akilumui nėra kliūčių. Kai skambutis nuskambės, Dailidavičienės kulniukai nekantriai kūkšės. Paliekam jums teisę vėluoti, bet nepamirškit pasiteisimo lapelį reiksmiklį paduoti. Kristina su Dainiumi sergi skambutį, bet galim už akių jums užbėgti truputį. Ekonominė krizė ir čia jaučiama. Kopijavimo popierius, opi problema. Nervus raminkit prie vandens aparato, čia jo įvalės, tik puodelį nesimato. Be viso šito dar jums paliekam mokyklinį suolą beveik nedėvėtą. Nors per pamokas ant jo patogiai išsimiegosit, sakom iš patirties, prieš egzaminus stresuosit. Nei šperos, nei šypsena čia nepadės. Pas dalį atostogas teks prasidėti. Kai mokytojas klaida kas pastebės, pudrumo patikrinimas iš jos lūpų skambės. Tuo tarpu, kai valė laistys gėlės, Zenonas valykloj pirks bandeles. Man tiek, ką mokėsit visi tobulai ir egzus laikyti jums bus tik jaukai. Per lietuviams niekada nebus nuobodu ir Rena paverksiu svajingų žvilgsnių. Pas Vitaliją išmoksite interpretuoti, o Romanė jums straipsnius padės redaguoti. Po 3 pamokų pas anglistės kava, gretimam kabinete Šimkonytės chebra. Šis pomėgis vienyje visus pedagogus, Aldutei paliepus priminti prie progos, kad liko tik 5 minutės lik puotos ir reikia pripildyti vandens pilnus puodus. Paliekam Marytę ir jos apklausėlę, tik minusus rinkti lengviau paaiškėja. Prietaisai jos jau seniai atgyvenę, jums teks pasitelkti vaizduotės galę. Čepulienės kabinetas tikras lobis. Ten varliagiai. Klausau? Testamentą skaitau. Testamentą skaitau. Atsiprašau. Čepulienės kabinetas tikras lobis. Ten varliagyvių kūnai smalsuolių grobis. Ir kaulai skeletų nuo muzikos virpa, nes Daina su Rita dainuodamos dirba. Ir aktų salėje muzika groja, Valytė šokiui visus jau rikiuoja. Nors valgyklos kvapas smarkiai vilioja, tačiau bandelių kainos aukštyn vis šuoliuoja. Broliai šaunuoliai informatiką moko uoliai. Užduotis skubėkit atlikinėti ir Moneltė dar spėsit pasėdėti. Paliekam jums teisę sukurti formuliuką ir ten aptarinėti svarbų reikaliuką. Mūsų fizrukai išmintingi ir sportuoti jie netingi. Patys bėga ir mūsų vaiko, apšilimams skiria laiko. 3 ratukai jiems juokingi, dėl to laimėjimų nestinga. Taurių prigružtos lentynos, kiek atletų taip kankinos. Treningų melsų būry, Makselienė prieš akį. Kai tu kojas vos tempi, finišuojam, šaukia ji.
O pavargę po mankštos ieškom sielai atgaivos, ją atrasim visada skaityklos jaukiame kampe. O kai nuotaikos nėra, visada su šypsena pasitiksiu Janina. Mylim ją mes kaip visas auklėtojas nuostabes. Nepamirškit niekada, kur gyvena jūsų valdžia. Antro korpuso antram aukšte, triukšmą kelti nevalia. Bet aukščiausiai gale 5 kabinete. Lemta jums pažinti ją etikos pamokoje. Nepamirškit jūs žekaitės, mūsų mikliosios voveraitės. Vis tai ir dar daugiau jums paliekam tučtuojau. Citatos pabaiga.